Aš vengiu sakyti neigiamus žodžius, tačiau va dabar bus tikra subinė. Net nežinau, nuo ko pradėti. Pradėsiu nuo to, kad Europos parlamentas prabalsavo už 13 įstatymą. 348 Europos parlamentarai balsavo už ir 274 prieš. O kur likusieji 93 parlamento nariai? Ko jie nebalsavo? Bailiai. Visai nedaug trūko ir viskas būtų youtuberių naudai. Žinote, kas labai įdomu? Kada Susan Wojcicki pirmoji pradėjo garsiai skanduoti, kad YouTube žmonės išsakykit savo nuomonę ir apsaugokite YouTube nuo galimo sunaikinimo. Ir tuomet viso pasaulio youtuberiai garsiai reikia savo kanaluose apie tai, jog artinasi Armagedonas. O dabar jau praėjo keletas dienų, įsigalioja įstatymas ir nieko. Visiška tyla. Žmonės rašo YouTube paieškoje Article 13 lietuviškai, 13 straipsnis, kas yra Article 13, Article 13, autorių teisės ir 13 Europos įstatymas, tūkstančiai paieškų ir nieko. Ar jums netrodo keista? Man vėl peršasi sąmokslo teorija. Tai juk tokia tema. Kokį perą galima pasidaryti? O visi tyli. Gal tas įstatymas trenkia žaibo visus pasaulio youtuberius ir jie dar net nežino, kad toks įstatymas jau veikia? Ai, bet tiek to. Palikim juos visus. Tai ko dabar tikėtis po šio įstatymo priėmimo? Pirmiausia, šis įstatymas palies juridinius asmenis, nes juridinis asmuo, pirkdamas iš autorius kokį tai kūrinį, privalės susimokėti mokestį savo valstybėje, kurioje randasi juridinio asmens buveinė. Paaiškinsiu aiškiau, kad tos licenzijos, kurias įsigyja įmonė, pasirodo yra laikomas honoraru. Kadangi tokių atvejų dabar yra daug, tai bairis yra tame, jog honoraras yra laikomas pajamomis prie pajamų šaltinio, o tai yra mokestis prie pajamų šaltinio. Paskaitysiu, ką tai reiškia. Mokestis prie pajamų šaltinio yra mokestis, kurį kitos valstybės rezidentas turi sumokėti valstybėje, kurie susidaro jo gaunamas pajamas pajamų šaltinio valstybėje. Jo, supratau. Jei trumpai, tai šito mokesčio dydis svyruos nuo juridinio subjekto mokamų pajamų mokesčio. Vidutiniškai tai sudarys nuo 5 iki 15%. Tiems, kam tikrai aktualu, būtinai kreipkitės pas savo buhalterį arba finansų patarėją, kad jums paaiškintų konkrečiai jūsų atveju, kiek to mokesčio bus. Taip pat po šito video paliksiu vieno labai gero buhalterio profesionalo kontaktą. Būtinai pasikalbėkite su juo, jis jums paaiškins viską smulkiai apie Europos 13 įstatymą. Tai va, bičiuliai, kur šuo pakastas. Gražiai čia ta Europos Sąjunga apmėtė mus naujais mokesčiais ir naujų rūpestėlių. Na juk pagal Europos Sąjungos įstatymus ateityje siekiama blaivios žmonijos, o ir žmonės iš tikro nustojo gerti, tai mokesčius juk reikia kažkaip tai susirinkti. Tiesa? Gerai. Kas laukia youtuberių? Pagaliau. Ką galiu pasakyti, kaip sakė Carsonas, kuris gyvena ant stogo? Tik nesijaudinkit, tik tai nesijaudinkit. YouTube niekur nedings. Viskas veiks kaip veikia, tik truputėlį autorių teisės pažeidžiančius video ir kanalus numarins. O kad to neatsitiktų, reikia nenaudoti svetimų memų be autorių sutikimų, nefilmuoti kompanijų logotipų ir jeigu pateko į bendrą foną, tuomet uždenkite kokį tai vaizdu arba užbliurinkite. Lietuviškai uždėkite rūko efektą. Toliau atsargiai elkitės autoriniais garso ir muzikos takeliais. Jeigu nuperkate kokią tai muziką, būtinai aprašyme nurodykite, kas yra autorius, iš kur įsigijote ir kad jūs esate licenzijos turėtojas. Būtinai šios komentarus rašykite anglų kalba. Tie, kas kurite žaidimų video, turite būtinai gauti žaidimų gamintojo leidimą. Prieš parsisiūdami kokį tai žaidimą perskaitykite, ar gamintojas leidžia kopijuoti vaizdus. Jei taip, tuomet aprašyme po savo video nurodykite, jog jūs pilnai galite rodyti savo žaidimą, nes žaidimo gamintojas jums davė sutikimą. Kas liečia filmų gerbėjais, jums atskira kalba. Nežiūrint į tai, kad jūs perkate filmo peržiūrą, o parduodanti pusė neturi tam leidimo, jūs nešate pilną atsakomybę už autoriaus teisių pažeidimą. Bičiuliai, supraskite vieną dalyką. Kiekvienas įrenginys, kuris yra prijungtas prie interneto, yra sekamas ir kiekvienas parsisiųstas failas yra fiksuojamas, o jūsų istorija kaupiama. Pasaulio serveriuose, atminkite, niekas nėra trinama. Nežiūrint į tai, kad jūs ištrynite failus ar sugalvojate kokią tai netikrą paskyrą, patikėkite, jeigu įvykdysite pažeidimą, per keletą minučių jūs identifikuos. Jeigu norite įsitikinti, ar tai tiesa, tiesiog visą dieną kalbėkite apie kokią tai prekę šalia savo telefono ir pamatysite, kad po kelių dienų būtent šita prekė persekios internete minimum 2 savaitės arba kol neatjungsite persekiojančios reklamos. Šiandieną baigė remontus mano namų studija. Na, beliko pakabinti keletą prožektorių štai čia ir bus galima kalbėti apie studijos įrengimą minimaliomis sąlygomis, bet apie tai kitą kartą.
Prenumeruokite mūsų kanalą ir dar paspauskite varpelį. Tie, kas paspaus varpelį, jūs gausite priminimą, kad jau rodomas mūsų naujas video. Oi, ir dar, vos nepamiršau, pažiūrėkite štai šitą video. Ir pasimatysime po savaitės. Iki.